Tai vasaros metu, kai visi žmonės varo į pliažą, mes tiesiog kvietėm atvaryti į skaityklą ir žaisti stalo žaidimus. Ir taip pat pasiėmėm naujovės, ką mes esam patys išleidę, tai būtų Kolekto dueto ir naujas mūsų žaidimas yra Tako miškas gėlė. Tai Ryto fanai neturėtų baimintis šito žaidimo? Ryto fanai tikrai neturėtų baimintis šito žaidimo. O fiziškai, kaip manai, įmanoma su keliam daugiausia papildymų žaisti Karkasoną? Jeigu ant grindų, tai su daug. Nebūtinai, galima ir per, tarkim, joninės. per kalėdą su šeima? Galima ir su kalėdų seneliu. Valiau prūdą, trankiau nuo savęs varmus, uodus ir viską, kas ten prie manęs lindo. Grįžau vakare namo, nusikalęs iki negalėjimo, prikėliau Indrę, sakau, žiūrėk, sugalvojau žaidimą, einam išbandyti. Primink man, kas tau labiau patinka, Zombie Kids ar Zombie Teens? Kids. O kodėl Kids? Nes ten lengviau. Sveiki visi. Šiandien pasivaikštom Ateik ir žaisti renginyje su Tadu. Tadai, papasakok apie save trumpai, kaip tu susijęs su šituo renginiu ir kaip galėtum pristatyti šį renginį žmonėm tie, kurie nežino apie jį nieko. Pradžiai apie save biškį. Tadas, esu stalo žaidimo entuziastas ir kūrėjas, bet dar neturiu nei vieno išleisto žaidimo dėja, bet laukiu. Stalo žaidimus mėgstu. Pilnai esu įsitraukęs, nes turiu 2 sūnus, su kuriais nuo pat vaikystės mėgdavom žaisti stalo žaidimus, nuo pačių paprasčiausių iki sudėtingiausių. Ir dabar turbūt galvoju, prieš 3 metus, galim sakyti, pradėjom tokią atgimimą stalo žaidimų Lietuvoje, kai pavyko prisijungti prie Lietuvos žaidimų kūrėjų asociacijos. Ir šitas renginys gimė, kadangi žaidimų kūrėjų asociacija nuo seno bendradarbiauja su Vilniaus Mažvydo nacionalinė biblioteka. Tai jie kažkada patys atėjo, sako, tai gal galim padaryti stalo žaidimų renginį. Bet nebuvo kam daryti. Tada aš prisijungiau prie asociacijos ir mes iš karto sudilinom, kad pirmasis renginys prieš metus, praeitais metais, buvo padarytas gan egzotiškai vietoj Palangoj. Tai vasaros metu, kai visi žmonės varo į pliažą, mes tiesiog kvietėm atvaryti į skaityklą ir žaisti stalo žaidimus. Ir nuo to užsikabino, nes pamatėm, kad net ir Palangoj saulėtą dieną gan nemažai žmonių atėjo ir klausinėjo, kada darysit sekantį. Tai iš karto sutarėm, kad darysim rudenį čia Vilniuje. Puikiausiai pavyko, tada mintį pasigavo Kauno Ąžuolyno biblioteka ir mes jau dabar realiai per metus turim 5 visiškai nemokamus, gausiai lankomus stalo žaidimų renginius, kurie vadinasi Ateik ir žaisk. Ir jie yra fokusuoti ne į heavy gamerius, tie, kurie, sakykime, turi galimybę eiti į klubus ir žaisti, bet labiau orientuoti į vaikus, jaunimą, šeimas, seniorus, kad jie tiesiog galėtų ateiti šitą saugią erdvę. Jiem nereikia mokėti taisyklių, jiem nereikia mokėti už renginį, jie tiesiog gali ateiti ir prisėdę prie bet kurio stalo ar pamatę jiem patinkantį žaidimą, išsirinkti. Visada yra prie stalo žmogus, kuris paaiškina taisyklės ir jiem tiesiog užtenka ateiti ir mėgautis žaidimu. Nenustok toliau organizuoti, palaikyti bendruomenės pulsą. Iš tikro side story, tai būtent tavo renginys Ateik ir žaisk Palangoje. Būtent mane ir įkvėpė daryti Playboard Retreat'o renginius. Ir taip toliau, tai tau ačiū labai didelis dėkui ir tikiuosi daugiau žaidėjų ir žmonių įkvėpsi savo gerais darbais, nesustok. Ir ką, gerų tau darbų. Ačiū labai. Taigi dabar sėdžiu Hobby Shop erdvėje. Ir šalia manęs sėdi Hobby Shop darbuotojas. Kuo jūs vardu, ponas? Aš būsiu Jonas. Pagrindiniai tokie žinomiausi žaidimai tai yra Tiketų Raidas, galbūt mažiau žinomos būtų Farmers Marketas arba Poezija neandertaliečiams ir taip pat pasiėmėm naujovės, ką mes esam patys išleidę, tai būtų Kolekto dueto ir naujas mūsų žaidimas yra Tako miškas gėlė. Iš čia samų mėgstamiausias galbūt tai Tiketų Raidas, nes jis yra šiek tiek sudėtingesnis strateginis žaidimas, o iš mano mėgstamiausias tai būtų arba Gloomhavenas arba Frosthavenas, tai 2 tokie labiau sudėtingesni, galima pasakyti, tokie žaidimai būtų.
Ar čia pas jūs hobby shopo erdvėje galima įsigyti stalo žaidimų? Taip, mes būtent pasiėmėm visus stalo žaidimus, ką atsinešėm pavyzdinius, tai geriausia idėja pagal mane yra tokia, kad ateinat pasibandot, jeigu patinkat nusiperka. Ar reikia mokėti žaidimo taisyklės, kad pas jūs atėjus galima būtų sužaisti, pavyzdžiui, kad ir Ticket to Ride? Nes minėjai, kad jisai sunkus žaidimas lygtais, ar kaip tik gali jį žaisti ir vaikai? Realiai mes visas taisyklės ir paaiškinam, su Ticket to Ride būtent gali žaisti bet kas, sakyčiau, nuo kokių 7-8 metų, tai svarbiausia, kad suprastų ir mokėtų skaityti. Ačiū tau labai. Ačiū. Šalia manęs stovi Tera, publikos darbuotoja. Kuo tu vardu? Vaida. Malonu, Vaida. Aš esu stalo žaidimų kategorijos vadybininkė ir dirbu su rinkodara ir užsienio teisėm. O šiandien tiesiog reprezentuoju mūsų leidyklą ir kviečiu visus susipažinti su mūsų naujais produktais ir išbandyti juos renginio metu. Ar pirmą kartą dalyvaujate Ateik ir žaisk renginyje? Asmeniškai taip, bet leidykla tikrai ne pirmą kartą ir esame jau ilgamečiai renginio nariai, dalyviai. Taip, šiandien renginyje pristatome pagrindę savo naujienas. Tai šitas žaidimas yra išleistas kartu su Kauno Žalgiriu ir skirtas klubo 80-am jubiliejui paminėti. Ar privalai būti Žalgirio fanu, kad šitą žaidimą žaisti ir įsigyti? Tikrai ne. Žaidimas puikiai tinka visiems krepšinio mėgėjams, nesvarbu jūs už Žalgirį ar už kitą kokią komandą, pavyzdžiui, Rytą. Tai Ryto fanai neturėtų baimintis šito žaidimo? Ryto fanai tikrai neturėtų baimintis šito žaidimo. Taip, tai be krepšinio fanų turim Dungeon Fighterį. Itin smagus kauliukų ridenimo žaidimas su daug dexterity elemento. Tai jums gali tekti ir pritūpus mesti, ir apsisukti, ir pašokti, ir mesti va pirščiukais. Ačiū tau labai ir linkiu gero renginio. Kelintą kartą dalyvaujate jau Ateik ir žaisk renginyje? Vilniuje 2, bet dar Kaune buvo bibliotekai, tai jau sakyčiau 3 tada. Norėčiau paklausti, kokius žaidimus esat pasiėmę šiandien pačius populiariausius iš Brain Games asortimento? Šiuo metu turim daug naujienų, iš tikrųjų, kaip ir minėjo, tai Smart 10 yra, Skull, WizWiz. Iš tokių populiaresnių variantų, tai turim Ubongo, turim Karakumus, Eldorado šiaip tikrai perkamas, mėgstamas, dėja nepasiėmėm Katano, bet toks norisi šiek tiek su naujovėm supažinint žmonės, dėl to tų jau tokių senesnių klasikinių, aišku, labai gerų, tai neima. Ir paskutinis klausimas, koks tavo asmeniškai mėgstamiausias stalo žaidimas yra? Karkasonė. Kodėl? Paprastos taisyklės, nereikia ilgai aiškintis, labai lengva paaiškinti naujams žaidėjams, tai smagus tas toks galimybė keisti strategiją ir tas, kad lengvas tikrai pakankamai taisyklių atžvilgių. Su kiek daugiausia papildymų esi žaidus Karkasoną? 2 kol kas tik tais. O fiziškai, kaip manai, įmanoma su keliam daugiausia papildymų žaisti Karkasoną? Jeigu ant grindų, tai su daug. Gerai, ačiū tau už tavo laiką ir geros dienos. Šalia manęs stovi Marijus Lapinskas. Sveiki. Marijus yra Heated žaidimo kūrėjas ir leidėjas. Štai čia yra jo plakatas. Ir Marijau, trumpai papasakok apie save ir nuo ko prasidėjo ši idėja ir kaip tu esi čia dabar su savo žaidimu. Bevaikščiodami tiesiog pradedam galvoti visokias idėjas apie žaidimus, apie žaidimų prototipus ir tiesiog į galvą šovė tokia idėja žaidimo, kad kažkokiu būdu visi žaidėjai didina arba mažina temperatūrą. Ilgo brainstormo ir testavimo būdu realiai perėjom prie tokio žaidimo, kuomet kiekvienas žaidėjas savo temperatūrą kažkokią tai bando sukaupti, ją pasididinti ir tokiu būdu pasiekęs tam tikrą kiekį, tai yra šiuo momentu 13 taškų temperatūros, laimėtų žaidimą. Šitas žaidimas gali būti žaidžiamas bet kur, realiai, kur nori. Gali nusinešti su šeima prie jūros, tarkim, kažkur pažaisti ant smėlio, gali lygiai taip pat prie nealkoholinio alaus vakarėlyje ar gimtadienį išgerti. Per naujaką? Nebūtinai, galima ir per, tarkim, jonines. per kalėdas su šeima? Galima ir su kalėdų seneliu. Beje, nuo kelių metų galim žaisti šitą žaidimą? Mes apsisprendę esam nuo 7, tai reiškia pradeda, tarkim, eiti 1 klasę, jau plius minus pradeda pažinti skaičius, jau kaip ir galima žaisti. Gerai, palinkėsiu sėkmės tau, ačiū. Esu susitikęs su Indre ir Helmanu. Apie ką jūs esat, kas jūs esat ir trumpai pristatykit savo naują brandą.
Tai mūsų brandas yra Space Guild Games, tai yra visiškai naujai įkurta įmonė. Kuriam stalo žaidimus, labai stengiamės juos kurti ekologiškus, įtraukius, atspindinčius šių laikų tendencijas. Ir šiai dienai turim 3 žaidimus, kuriuos bandom išleisti. Vieną šiuo metu labai nuostabi iliustratorė Simone Grunewald baigė jau pilnai iliustruoti. Kiti 2 dar yra kūrimo stadijoje, bet po truputį judinam reikalus ir labai tikimės kitiem metam visus 3 juos išleisti. Planas ir svajonė pavasarį su pirmu mūsų žaidimu Buzzin' Picnic arba Dūzgiantis piknikas eiti per Kickstarterį ir taip pradėti tą visą leidybos kelią, o kaip seksis toliau, matysim. Ir šiaip įdomu, nuo ko prasideda įkvėpimas. Pirmas iš sapno, antras valant prūdą ir valiau prūdą, trankiau nuo savęs varmus, uodus ir viską, kas ten prie manęs lindo. Grįžau vakare namo, nusikalęs iki negalėjimo, prikėliau Indrę, sakau, žiūrėk, sugalvojau žaidimą, einam išbandyti. Prisikarpiau lapukų ant popieriaus, užrašiau musė, uodas, varmas, bitė, dar kažkas. Pabandėm, nieko visiškai nesigavo, sakė, eik tu netrukdyk. Tai įdomus žaidimas. Pats pirmas tikrai toksai testinis variantas, kur net nežinojom, ką žaidžiam, bet jau žaidėm. Ir ta pati mintis idėja ir paskui labai kažkaip natūraliai išsivystė į viską toliau. Gerai, labai įdomios istorijos, matote, esate užsidegę savo veiklą, tuo, ką darot, esate šaunuoliai. Kaip jums čia sekasi renginį, ką jūs čia darot? Sveiki visi, tai mes čia atėjom iš tikrųjų pamokinti tėvų ir vaikų, kaip žaisti stalo žaidimus. Būtent mūsų kanalas ir ta bendruomenė, kurią bandome sukurti ir suburti, yra skirta labiau žaidėjams, jaunesniesiams žaidėjams arba tėvams su vaikais. Primink man, kas tau labiau patinka, Zombie Kids ar Zombie Teens? Kids. O kodėl Kids? Nes ten lengviau. Nes ten lengviau. Kelintą kartą jau dalyvauja tokiam renginį? Šitas bus jau 3. kartas, taip, Klėja? Taip. Žiūrovai, playboardai ir sekėjai, kviečiu subscribinti stalo žaidimų kompasas. Jeigu ieškote žaidimų vaikams ir ne tik, jie puikiai daro puikias apžvalgas, daro pražaidimus ir gana tai padaro nuotaikingai su visokiais juokingom situacijom. Tai rekomenduoju jūsų kanalą. Ačiū Jūs, kad atvykot. Ačiū tau. Klėja, tu šaunuolė, žiūriu tave, seku. Sėkmės tau. Viso.